Labai susikaupusi kokią nors užduotį, valgomo maisto skonio intensyvumas ir riebumas yra vertinamis kaip mažesnis, lyginant su lygiai to paties maisto skonio vertinimu, kai dėmesio koncentracija nėra didelė. Taip sako šio tyrimo rezultatai. Tyrimo dalyviams buvo pasiūlytas skanus, intensyvaus skonio ir riebus šokoladinis kokteilis arba liesas šokoladinis kokteilis, kurio skonis buvo mažiau intensyvus. Tada grupėm buvo duota lengva arba sudėtinga atminties užduotis. Ir galiausiai visų dalyvių buvo paprašyta įvertinti skonį ir riebumą būtent to kokteilio, kurį jie gėrė. Tai štai tuomet ir paaiškėjo, kad sudėtingą atminties užduotį atlikę tyrimo dalyviai neįvertino iki galo arba teisingai neįvertino, neatspėjo kokteilio skonio intensyvumo ir riebumo. Kas vyksta, kai dėmesys sutelktas kažkur kitur, mes mažiau analizuojam informaciją apie maistą ir prasčiau įvertinam jo ir skonio, ir sudėties savybės. Gyvenime tokia situacija yra praktiškai bet kur. Valgyti besibarant, švenčiant, žiūrint filmus, dirbant, skaitant. Iš esmės visada, kai valgom veikdami kažką kitką, o ne atsisėdę prie stalo pavalgyti. Tai kai nekreipiam dėmesio į tai, ką valgom, tai tada prasčiau suvokiam, koks tas maistas, tada ne taip gerai suformuojam sotumo suvokimą, o nuo to jau tada kenčia ir saikas. Galbūt suprasdami, kad valgom sotesnį, riebesnį maistą ar skanesnį, galėtumėm suvalgyti mažiau, negu kad suvalgom užsimiršę ar dėmesį sutelkę kažkur kitur. Skanaus, taikos ir ramybės.